yra straipsnis, bet aš jį paskaičiau, bet kad supaprastinti visą informaciją, oi, sorry. Bet kad supaprastinti visą informaciją, aš paprašiau ChatGPT, kad jisai man padėtų. Ir kodėl tai gali būti, žodžiu, ateiviai. Tai gali būti dėl kelių priežasčių. Žodžiu, jie naudoja negravitacinę tipo negravitacinį judėjimą, vadinasi, jie nenaudoja kitų planetų gravitacijos laukų, kad judėtų, kur normaliai kiti objektai naudoja, tipo, kaip pavyzdžiui, kometos arba dar kažkas, nes tipo, tu sukies, išeini iš vieną, įeini į kitą gravitacinį lauką. Jie gali būti, kad naudoja solar sail, o tai yra, pavyzdžiui, solar sail yra tasai, pavyzdžiui, ta kometa turi tipo žiauriai lygų paviršių, nuo kurio gali atsispindėti Saulė. Ir kai Saulė atsispindi nuo to paviršiaus, jisai sukelia radiaciją.